Šį kartą artėju prie Pilės, Kaltinėnų arba Kepaluškalnio piliakalnio. Jis įrengtas masyviame aukštumos kyšulyje, statokais iki 20 metrų aukščio šlaitais. Apytikriai 45 ant 50 metrų aikštelė pakraščiuose buvo apjuosta suplokštėjusiu gynybiniu pylimu. Be įtvirtinimų aikštelės pakraštyje yra išlikę dar 2 pylimai ir 3 gynybiniai grioviai. Piliakalnio dydis, jo gynybinių įtvirtinimų mastas leidžia manyti, jog kovų su kryžiuočiais laikotarpiu čia stovėjo viena stipriausių Žemaitijos pilių – Kaltinėnų krašto gynybinis administracinis centras. Štai tilteliai. Labai graži diena, pavasaris įsibėgėja. Šilta, bet labai malonus vėjas, atgaivina. Tikrai įspūdinga tokia didelis kalnas. Praeisim įrengtu akmeniniu keliu. Plevėsuoja Lietuvos istorinė vėliava ir nematau gerai kokia čia vėliava. Gėda prisipažinti, bet nežinau, ką čia simbolizuoja, kieno čia vėliava. Ąsotis, bėga iš ąsočio vanduo ar tai kas tai, ir raudona žalia. Čia kaip aukuras koks tai. Aišku, ir šiukšlių nestinga jau. Bet vieta labai graži. Pušys štai pakalnėn. Apačioje yra daugybė religinės tematikos skulptūrų, nes čia kaip ir yra dvasinis parkas ar kažkas panašaus. Skaičiau važiuodamas. O ten yra skulptūra. Dar toliau pavažiavus dar jų ten yra galybė. O čia yra, kaip manoma, kaip spėjama, buvo tiksliau, ne yra, o buvo pilis stovėjo čia. Ir viena stipriausių žemaičių pilių kovoje su kryžiuočiais. Čia tokie kaip laiptai. Čia tikrai galėjo būti gera vieta gynybai. Čia vėlgi rudenį turėtų būti fantastiškas vaizdas. Spalvų įvairovė lapija. O ten vėlgi matosi kelias per tarpus į Kaltinėnus arba iš jų. Štai va tokia šauni vieta. Istorinė vieta. Žemaičių kovingumo simbolis. Vienas iš jų tai yra ši piliavietė, šis piliakalnis. Štai. Koks išlaitas. Keliasdešimties metrų. Čia ir užimt tokią sunku būtų pilį viduramžiais. Reiktų užkopti čia, kai tau trukdo. Mėtomi akmenys, ietys.
karšta derva ar panašiai, kas tuo laikmečiu buvo naudojama. Trumpas pasižvalgymas po Pilės arba Kaltinėnų piliakalnį. Susitiksim jau kitoj svarbioj Lietuvai vietai. Ar prie įdomaus objekto. Iki.